Na tai sveiki, prisijungiai dar vieną mano vaizdo įrašą ir šiandien investuosime į vieną rinkinį, išbandysime dar vieną rinkinį, kurį galima pasiekti šitame Trading 212 platformai šitoje. Spaudžiam šį čia ant dviejų žmogeliukų, investicijų rinkiniai, populiariausi ir tada dividendai kiekvieną dieną, beveik kiekvieną dieną. Spaudžiam ant šį čia. Čia rodo, kas įeina į portfelį, kurį jis yra sudaręs šitas žmogus. Ir galim kopijuoti investicinį rinkinį. Taip. Kiekvieną investicinį rinkinį, kad atnaujinti, tu turi pritarti pats. Jis padaro atnaujinimą, aš galiu sutikti, atnaujinti arba nesutikti. Ir palikti rinkinį tokį, koks buvo, arba atnaujinti, koks po to yra. Investuojam į šitą rinkinį, mažiausia suma yra 50 eurų investuota. Taip, ir čia procentais įeina, kas įeina į tą rinkinį. 50 eurų investavus kaip į patį paskutinį rinkinį ne viskas susinvestuoja. Ne, paskutinį rinkinį investavau 70 ar 60 eurų. Tai vis tik ne viskas susinvestavo. Nei visas akcijas. Tai dabar vis tiek maždaug investuosiu tik pat apie 70 eurų. Taip, toliau, savarankiškai, kada norėsiu, tada investuosiu. Investuoti spaudžiam. Čia atsidarė tarp kitko rinkinys, naujas. Investuoti. Investuojam €70 eurų, rodo, kiek kiekvieną akciją susinvestuos. Patvirtinti pirkimą. Atsidarys, įsiinvestuos tada, kai Nasdaqas ir NYSE atsidarys rinkos. Man tinka, čia bus 4:30, kita lygtais anksčiau. Bijau dabar sumeluoti. Ir investavimas 0. Pačia va padidės, paskui viskas. Ir viskas susinvestuos. O paskui, kada prie progos, apžvelgsiu, kaip šitam rinkiniui sekasi. Galimai kitam vaizdo įraše, kai investuosiu į kokią nors kitą akciją. Ačiū, kad žiūrėjote ir iki sekančio karto.